ką, ankstyvas rytas, susirašiau žvejybą. Šį kartą ne ant šamų, ne ant lydekų. Ir pagaliau nebevelkiauti, o kaip ir kiekvieną rudenį važiuoti gaudyti plekšnę. Pagaliau atvažiavom ant Liepojos molo. Pasiėmiau krūvą daiktų. Ir dabar nežinau, kiek čia. Nu, apytiksliai kilometrą tai tikrai reikia eiti. Šiaip tai jūra rami. O matot, šiek tiek yra žvejų. Tikėjaus bus daugiau. Gal dar prisirinks. Čia Hebrono kranto bando pagauti plekšnę. Čia ir bandysim, manau. Toliau jau nebeisim. O, vėjas didelis. Prie kranto buvo šiek tiek mažesnis. Žiūrėsim, kaip čia jis pažvejoti. Čia šiandieną masalai naudosiu. Pasiėmiau krevečių. Ir pasiėmiau 3 skumbrės. Šiaip tai, kiek gaudau plekšnės, tai man ant skumbrės geriausiai. Namuose niekada jų nepjaustu, nes kad šviežiai būtų atpjauta, kad vienu žodžiu išliktų tos tie riebalai, nes skumbrė daug turi tų riebalų. Ir kai įmeti vandenį, jie aplink tą kabliuką pradeda, kaip čia pavadinti, tirpti, netirpti. Tai va tai. Pasipjaustysim porcijos. Šitą atiduosim ruoniams.
Per tokį vėją neina toli užmesti, tokias kažkatį erzina. Bet gal ir nereikės, gal netoli molo kips. Mečiau vieną pusę, atsidūrė kitoj. Nu va, dvi meškerikės užmestas. Antrą mečiau, liktai skibo kažkas tai. Tai biškutį pažiūrėsim, ar jinai sėdė ar ne. Ne, nieko nėra. Nieko nėra, kažkas tampė. Bandysim permest. Šį kartą šiek tiek toliau pavyko. Normaliai tie sunkiai išlaiko. Žvejai renkasi. O pirmoji plekšnė. Nedidelė. Nesimatė net kibimo. Jo, nedidelė. Ištraukta ant ko čia? Ant skumbrės. Nesimatė net kibimo per tas bangas. Bet matas pabiškį vėjas rimsta. Gal pradės kibti. Antra plekšnė, čia mažikiai visai. Ir vėl ant viršutinio kabliuko. Bandysim atsargiai šimti. Ne, čia atsargiai nepavyks. Ką, paleidžiam? Jo, nuplaukė. Biškį didesnė plekšnė. Arba ne vieną. Nenori kilti. Kur jinai yra? O, čia jau gera. Čia jau dėl kokių atvažiavom. Didelė plekšnė. Prarėja visus karaliukus. Tokias plekšnės kimba ant Liepojos molo, bet galėtų geriau jos kibti.
Pakeičiau vietą, kiek nuo ryto iki pietų pagauti 4 plekšnės. 3 nedidelės ir 1 didelė. Tai jisai skambinau su pažįstamu, sako, gaudo nuo pliažo. Tai va, tai žiūrėsiu, kiek aš jau užmesiu. Žmonių šiaip tai daug. Žiūrėsiu, bandysiu iki vakaro pasėdėti, nes plekšnė grinai ant molo tai nekimba visai. Tik užsimečiau ir iškart kažką turiu. Kažką nedidelio. Nu jo, plekšnė. Šiaip tai nemaža. Eina, nafai. Kai didumo plekšnė. Jo. Kimba jau ant kitos, ble. Bački. Tokia va plekšnė. Čia žiauriai didelė. Jo. Nuo pliažo smagiau. Tokios plekšnės. Afigenai. Vėl kibimas ant vidurinės meškerės. Nu nežinau, ar sekantį kartą aš rinkčiaus Liepojos molą ar pliažą. Nes situacija tokia, kad bent jau šiuo metu nuo Liepojos molo niekas faktiškai nekibo iki pietų 4 vienetus tiktais. Čia atvariau į pliažą, iš karto vieną didelę ištraukiau ir pailiui tenais dar 3, jo. Tai va, jau čia sėdėsiu iki vakaro, oras pasaka, tikras relaksas. Vietos daug, kaip sakant, nuo pliažo. Žvejų taipogi nemažai. Tai radau tokį tarpą, įlindau. Tai kai pirmą kartą nuo kranto gaudau būtent plekšnės jūrai, tai pakolkas vaizdas tikrai superinis. O čia tai gera. Eina, na. Nežinau, ar matos per kamerą, bet pumpuoti tai reikia. Gal ir negera, tiesiog priešinos taip stipriai. Ne, visai nebloga.
Eina savo, čia gera plekšnė, kai kalė vos meškerė neįlėkė vandenį. Jo, va čia tai didelė. Stora ir didelė. Afigenai. Va, kad tokias kiptų visas, tai būtų kosmosas. Nusprendžiau pakeisti sistemėlę, nes čia buvau pasidaręs tokią sistemą, kad būtų jau grinai kabliukas ant dugno, švinas, taip pasaktukas, kad būtų kabliukas prisispaudęs prie dugno, bet realiai nieko gero, vieną plekšnę pagavau, tai galvoju reikia keisti. Nemažai. Jau pagavau būtent ant šitos. tą nuseksim, pasikeisim kitą, kuri labiau veikia. Nuo pliažo iš tikrųjų labai patogu su šitą sistemą gaudyti. Nėra jokių karoliukų, nieko, bet numetimas labai geras, mažas pasipriešinimas, bet situacija tokia, kad tikrai va, dabar kiek gaudau, matysit filmuotai medžiagoje, kad nelabai sekės ant jos pagauti. Bandysiu šitą, nors metimas nebus toksai tolimas, bet bent jau eis pagauti kažką tai. Nesu aš čia didelis specialistas tų plekšnių gaudimo. Nuo kranto ar nuo to molo kartais išvažiuoju, tai bent jau tokie čia pas manęs pastebėjimai. Pirmas žuvis ant krevetės, susidėjau krevetę pabandyti. Čia ilgą laiką, kokią pusę valandos nieks nekibo. Nu graži, manau. Nu, kaip šiandien, manau, tikrai graži. Nekibo. Ir tik tai žiūriu, bam, smūgis. O čia gali būti ne viena. Greičiausiai bus dvi arba viena didelė. O gal ir vienas. Viena graži. Būna ne taip. Užkimba plekšnė ir suvalgo abudu kabliukus. Graži, stora, rudeninė plekšnė. Nu gal biškutį sutems, gal pradės tokias visos kibti. Tai dydis tai labai gražus.
Ką pradėjo ten po biškutį, prasidėjo kibimas. O, yra. Ir vėl ant krevetės. Pradėjo tiek krevetė dirbti, tiek tas skumbrė. Tai dabar iš visės 2 meškerės pastatęs ant krevetės ir vieną ant skumbrės. Bet žiūriu, ant skumbrės jau kimba, ką tik užmečiau. Tai gal ir prasidėjo šitas kibimas, galbūt išlaukęs. O ir ant krevetės jau kimba, ant visų meškerių, ant 2, kur stovi 2 kimba. Net valo prašo. Nu. Ką jau vakarėje turėtų prasidėtas tikrasis kliovas, o kaip čia bus, velnias žino. Gal čia ir nieko rimčiau nebus. Keletą kartų buvo, kada ant 2 meškerių iš karto kibo, bet taip vieną kitą. Ir dydis toksai. Eina savo, čia tai nemaža. Jo. Galvoju, permėsiu, pakeisiu porcijas. Nu ką, šiandieną ištrauktas pirmas dupletas. Viena mažesnė, kita didesnė. Dar palauksiu šiek tiek, gal prasidės tas geresnis kibimas. Nes dabar tai liūdnoka. Na ką, baiginėjau žvejybą. Šiandieną jau, manau, užteks. Žadėjau pasilikti iki tamsos, bet situacija tokia. Atvažiavau su išsikrovusiu prožektorium. Tai, manau, nebus čia ką veikti. Tai va, tai pagauti pavyko plekšnių. Pagavau gan nemažai. Čia, žodžiu, yra 14 litrų kibiras. Tai daugiau negu pusė. Kiek čia tų kilogramų bus, sunku pasakyti. Nu, kokie, nežinau. 5 kilai tikrai, gal virš 5. Tai va, naudojau tiek krevetę, tiek skumbrę. Kažkaip vakare geriau buvo ant krevetės. Tai žmonių yra. Bet ir vietos iš tikrųjų yra. Tai va, tai žodžiu situacija tokia. Plekšnių pagauti galima. Reikia tik važiuoti ir bandyti. Tiesa. Sistemėlės naudojau savo rištas. Tai
matysit video, ant kokių sistemų pagauti. Buvau susirišęs be karoliukų, be nieko realiai. Tai rezultatas buvo beveik nulinis, vieną pagavau. Aplinkui Hebra mačiau, kad pagavo, bet, nu, ne tiek, bent jau šalia mane gaudė. Nežinau, ar maslas buvo, ar ne tas, ar kas, ar sistema. Bet situacija tokia, kad kimba ta plekšnė, reikia oras taikyti. Gaila, kad šiandieną ėjau iš pačio ryto ant Liepojos molo. O jeigu matot, žmogus dupletą ištraukė ten. Dvi gražias, didelės. Ėjau ant molo ir lemba iki pat pietų. Praradau tą visą laiką, nes ten 4 plekšnikės tik pagavau. Čia atėjau iš karto, žiūriu, kaip pradėjo. O man irgi va kimbo, žiūrėk. Buvo linguoja visą meškerę. Matos mano per kamerą. Čia jau sėdi plekšnė, kaip sakant. Super, pažvėjoju, iš tikrųjų dieną užskaitau. Pirmą kartą nuo kranto. Visada galvodavau, reikia čia toli mest, neturiu tam tikrų meškerių, bet iš tikrųjų kažkokių stebuklų nėra. Naudojau feederius, ilgis 3,90, užmetimas kažkuo didesnis būtų. Vieno 100 pem, ant kito 120. Tai realiai kiek aš 3 uncijas mėčiau, tai 86 gramai, jeigu neklystu. Manau, dar sugrįšiu nuo kranto gaudyti plekšnių. Gerai, vienu žodžiu, iki.